Sveiki visi, taigi senai matėmės, prabėgo visą savaitę, nefilmavau jokių daugiau video, nes irgi tiesiog nelabai kažkokias investicijas dariau naujas į portfelį, tai tiesiog viskas buvo taip, kaip buvo, tai trumpai greit perbėgsim per kelias minutes, peržvelgsim viską, tai iš tikrųjų labai pasikeitimų didelių neįvyko portfelį, kaip ir minėjau, pirkimų jokių nieko nevykdžiau, tik tai vienintelis dalykas, tai vakar penktadienį gavau iš Realty Income kompanijos pirmus dividendus šitoj platformai ir turiu aš tenai tik tai vieną akciją, tai atskaičius mokesčius viską man gavosi 20 euro centų. Tai va, tai tie euro centai dabar kaba bendram balanse, laisvose lėšose, nes pas man Realty Income'as yra ne portfelinėse investicija, o kaip atskira akcija nupirkta į portfelį bendrą. Tai tie dividendai niekur nesikaupia, kol kas ir investavimo tiesiog lieka balanse, kadangi investicija, kiek žinau, berods galima daryti nuo 1 euro sumos, tai kol kas taip ir liks pakabėti. Ateinančią savaitę, nežinau, bandžiau žiūrėti, kiek turiu visas kitas tas kompanijas, tai turėtų šiek tiek liktai kaip ir gauti dividendų iš kelių kompanijų, nes vieniem tenai mačiau, kad sausio 16, kitiems sausio 18 diena dividendų mokėjimo diena. Tai vat žiūrėsim, kitą savaitę turėtų būti linksmiau ir iš kokių 4 kompanijų turėčiau turbūt gauti dividendų. Aišku, nemaža dalis ten yra portfelinėse investicijose, tai vėlgi matysim, kaip tie dividendai nukeliaus į portfelinę investiciją. O dabar yra kaip yra. Portfelis, kaip matote, sudaro 551 eurų ir 7 centus, taigi prieaugis jau yra 6 eurai 22 centai. Aišku, noriu pabrėžti, kad pirmadienį, antradienį buvo iš tikrųjų tas geras rinkų šuolis ir vienu momentu portfeliukas buvo net apie 11 kokių eurų pliusą, 11 ar 12 net bijau sumiluoti, tai irgi pasižiūrėjau, sakau, oho, kaip neblogai šovė 5 eurais. Bet savaitės bėgiai, iš kai kurios akcijos vėl gal biškai pakrito, atkrito ir panašiai. Ir gaunasi, kad nuo praeitos savaitės aš turiu kažkur netoli euro gal prieaugio. Tai aišku, prieaugis yra nedidelis, bet jeigu gerai atsimenu, praeitam video buvo portfelio prieaugis 0,99%, tai šitoj savaitėje jau dabar yra 1,14%. Tai šioks toks nedidelis prieaugis yra. Ir kaip matom, va šitoj visoj vienos savaitės bėgiai, vat ir matom, kaip ir minėjau, va yra kreivė mano portfelio, tai vat irgi kaip prasidėjo savaitė, kaip minėjau, pirmom dienom, tai vat net rašo sausio 9, kaip ir minėjau, buvo apie 10 eurų va tas portfelio jau bendras prieaugis. Aišku, po to va tas buvo kritimas ir dabar vėl tas atkilimas. Tai vat, tai kaip ir minėjau, nieko labai pasikeitimų nėra, Aris kapitalas tiek, Bank Bradesco biški pasmuko gerokai, nes pakankamai nemažas, va jau matau portfelio nuostolis, tai nežinau, gal reikės pabandyti dar po to už kokių 20 eurų dasimest, kai dabar tos akcijos pakankamai atpigė. Cross Timberis irgi kaip ir į pliusą neina, jisai aišku portfelinės investicijose, Ellingtonas kaip ir šiokiam tokiam 2 centų pliuse, Gladstone'as euriukas pliuso, tada ETF-ai va gal įdomesnis dalykas, tai va ETF-ai šitoj savaitėje kaip ir vėl biški pasitaisė, nes Techas buvo ETF-as smukęs net į minusą netoli euro, tai dabar jau vėlgi išsilygino ir jau šiam 5 euro centai pliuso, tai va visi ETF-ai dabar jau yra pliusiniai kol kas. Bet ir kaip minėjau su ETF-ais, va jau 2 ar 3 savaitę šios turiu ir va taip šokinėja ir, kaip sakant, nėra, kad labai kažkas man ten auktų jie ir panašiai. Tada Ita Unibanko holdingas, kitas bankas, jisai kaip ir pliusiukė neblogam laikosi, LTC Properties, stovi nedidelė minusė, sakyčiau, dabar netgi biški pasitaisė, nes vienu momentu buvo gal ir apie 3 eurus minuso, tai va dabar biški tą akciją matyt papirko, biški jos kaina pakilo ir jau tas minusas sumažėjo gerokai. Main Street kapitalas pliusė, šitas pliusė, Prospect Capital pliusė sėdi, nors aišku tik porą centų, Realty Income'as 2,5 euro kažkur pliusė, kaip minėjau, jų dividendus esu gavęs, tada San Juan Basinas irgi kaip ir apie 2 eurus pliuso, SLR Investmentas 13 centų ir Stylus Capital Investment apie 39 centus. Tai va, bendroji sumoji toks prieaugis, bendras portfelio prieaugis 6,22, o iš tų 6,22 tai portfelinė investicija sudaro 2,91 euro. Tai va, tai jeigu bendras portfelio prieaugis yra 1,14%, tai iš to portfelio portfelinės tos investicijos sudaro netgi 2,13%. Taigi ta portfelinė investicija bendroji sumoji lenkia bendrą visą portfelio, visą akaunto, kaip sakant, paskirą. Tai va, tai šiam
kartui tiek, kažkokių stebuklų nėra, kitą savaitę minėjau, turi būti įdomesnė, turi pareiti man daugiau dividendų, tai vat visas įdomumas kitoj savaitė didesnis ir bus. Taigi, iki, nepamirštam laikinti, prenumeruoti kanalą ir iki sekančių video. Iki.